Sveiki, taigi praeitą kartą kalbėjom apie trečią dirvą ir šis įrašas yra tęsinys to pirmo įrašo, dėl to aš visko iš naujo nebekartosiu. Tiesiog priminsiu, kad mes kalbėjom apie palyginimą, Jėzaus pasakytą vieną iš raktinių palyginimų, iš Morkaus 4 skyriaus, taip pat Mato Evangelijoje jis atkartotas yra. Tai yra palyginimas apie sėjėją ir kalbama apie žmogų, kuris išėjo sėti. Ir jisai sėjo ir sėkla pateko į skirtingas dirvas. Žinome, kad pats Jėzus paaiškino, kad sėkla tai yra žodis, kuris yra sėjamas į dirvas ir jisai nukrenta į skirtingas dirvas, o dirvas tai žmonės, tai žmonių širdis. Nes tai jisai tada išaiškina, pats Jėzus išaiškina, čia ne pamokslininkai sugalvojo tokius įdomius paaiškinimus. Pats Jėzus išaiškina, kad palei kelią nukritę tai tokie, kurie, mes jau žinome, nesuprato, girdėjo, bet nesuprato, dėl to atėjo priešas velnias ir iš karto pagrobė, pavogė, snatched. Angliškas žodis yra, kad tiesiog staigiai pavogė žodį, kuris buvo pasėtas. Taip pat uolėtoj dirvoj yra tie, kurie, tai vėlgi žmogus, ne aplinkybės, o žmogaus nusistatymas, tie, kurie emocionaliai priema, supranta, išgirsta žodį, bet jie atėjus išbandymams iškart pasipiktina, nes neturi šaknų. Galiausiai trečia dirva yra ta, kur žodis visgi rado vietą. Jisai buvo pasėtas, žmogus išgirdo, jisai nepasipiktino ir išbandymams atėjus, nekalbam apie išbandymus, bet darant skirtumą nuo antros dirvos. Būtų potencialiai galėjęs duoti vaisių, bet ten yra 3 konkurentai toje dirvoje. Ir tie konkurentai buvo tokie: turtų apgaulė, geismai kitiems dalykams ir pasaulio rūpesčiai. Tai praeitą kartą kalbėjom apie pasaulio rūpesčius ir aptarėme tai, kad tai nėra tai, kas tau nutinka. Tai nėra tos aplinkybės, į kurias tu patenki. Pasaulio rūpesčiai yra tai, ką tu su tom aplinkybėm darai. Kaip tu pradedi baimintis ir nerimauti, kaip tu nukreipi akis nuo Dievo, arba kaip nenukreipi. Kaip tu patiki tais, netgi galiu sakyti, melais, kuriuos mato tavo akis. Nes sako, baimės akis didelis. Kaip tu patiki, kaip tavo širdis patiki ir tai priema už gryną tiesą. Ir tada tai suveši tavo širdyje ir išstumia. Angliškas žodis yra choke out. Tai reiškia užgniaužia, nebeleidžia, nebėra vietos net kvėpuoti Dievo žodžiai šitoje dirvoje. Yra 4 dirva, apie ją mes nekalbėsime, bet 4 dirva yra ta, kurioje nėra. Kuri yra ir supratusi, kuri nepasipiktino, kuri gali išleisti gilias šaknis Dievo žodis pasėtas. Tai yra dirva, kurioje nėra pasaulio rūpesčių, kurioje nėra geismų kitiems dalykams, kur nėra turtų apgaulės, ta dirva duoda vaisių. Bet šiandieną kalbam toliau apie 3 dirvą, ne apie 4, apie 3 dirvą ir paanalizuosime turtų apgaulę. Taigi aš perskaitysiu iš naujo tą eilutę, kur kalba. Jėzus sako, pasaulio rūpesčiai, turtų apgaulė ir sukilę geismai kitiems dalykams nusmelkia žodį, tai angliškai pavyzdžiui būtų choke out, yra ir kitokių vertimų, nusmelkia žodį ir jis tampa nevaisingas. Žodis potencialiai yra visą laiką, potencialiai duoda vaisių, bet dėl to, kokia yra dirvos kokybė, priklauso vaisius. Ne nuo pačios sėklos. Sėkla yra tobula. Ji turėtų duoti vaisių. Aš apie tai, kai pagalvoju, man tiesiog net šiurpas nukrečia. Tie žmonės, kurie tik tai nugirsta sėjamą sėklą ir jie jos net nesupranta. Jie net ir nesupranta to fakto, čia pirma dirva beje, jie nesupranta to fakto, kad iš jų yra pavogiamas, velnias ateina ir pavogė, sulesa tie paukščiai, pavogiamas tobulas žodis, tobula sėkla, kuri turi potencialą pakeisti visą jo realybę. Ir ji yra pavogiama. Tai va tai, kas yra beriama, tai, kas yra sėjama į tą dirvą, yra neįkainojama. Be galo brangu. Jo, mes turėtumėm tą atsiminti, kai sėjame ir kai sėja į mus. Tai yra neįkainojama.
turėtumėm pasirūpinti savo dirbą, kad tai, kas įkrenta, kad mes duotumėm galimybę tam įkritusiam duoti vaisių. Jau. Iš tikrųjų, taigi turtų apgaulė. Tas žodis pavartotas plutos graikiškas, jisai reiškia, kad jis kalba apie turtus, apie apčiuopiamus kažkokius materialius turtus, bet labai svarbus yra vienas momentas, tai nėra tik tai turtai, tai yra perteklius, gausa, apstumas, kai tu turi daug. Tai gali būti realūs pinigai arba šiaip tiesiog gausa ir apstumas. Tas apibrėžimas neduoda mums suprasti, kad tai yra kažkas labai baisaus, kad tai, tarkim, kažkoksai tai suteptas, nuodėmingas dalykas. Tiesiog kalbama apie tai, kad tai yra gausa, tai yra daug, daugiau negu tau iš tikrųjų reikia, perteklius. Bet būtent šitoje eilutėje turtai susiejami su apgaulė. Vadinasi, kažkas juose yra, kas yra apgaulinga ir tai tave, va čia reikia įdėmiai paklausyti. Turtai turi jėgą apgauti, net ir krikščionį. Turtai turi tą jėgą apgauti. Ne žmogus apgauna, o tai, ką pažada patys turtai. Ir juk yra, mes žinome, kad yra pamokslaujama. Krikščionių yra pamokslaujama apie apstumą, apie gausą, apie Dievo aprūpinimą, kai mums nieko netrūksta. Ir tame nėra nieko blogo. 23 psalmė, kad sako, aš nestokosiu, viešpats mano ganytojas, aš nestokosiu. Bet yra didelis skirtumas ir yra riba, kurią galima peržengti. Kai tu nestokoji, tai vadinasi, tau nieko netrūksta. Tu gali sakyti, aš esu turtingas, man nieko netrūksta. Bet tu gali ir peržengti į kitą vietą, kur tau nieko netrūksta, bet tu jau turi per daug. Tau ir netrūksta, ir tu turi perteklių, to, kurio tau ne tik, kad netrūksta, bet ir nereikia. Tu jo niekada neprieisi iki to taško, kad tu tą perteklių panaudotum, nes tau ir taip nieko netrūksta. Ir tai yra tokia plona linija, kad tu ją gali peržengti. Mes paskui iš vieno palyginimo pastebėsime, kad taip ir yra. Tu gali tą liniją visiškai nepastebimai peržengti. Turtai gali būti dvejopi. Žodis turtas iš esmės jis nėra blogas, todėl kad jisai kalba apie kažko gausą ir apstumą. Bet klausimas, ko gausa ir ko apstumas. Naujajame testamente daug yra kalbama apie Dievo turtus. Aš pasakysiu kelias eilutės. Romiečiams laiške rašoma, sako, kad jisai turi apsčiai su pertekliumi. Ko? Dievas, ko turi apsčiai ir su pertekliumi? Pinigų, resursų, gamtinių išteklių, naftos? Ne. Su pertekliumi gerumo, pakantumo, kantrybės. Romiečiams 9:23 rašoma apie jo šlovės turtus. Tai reiškiasi apie neapriepiamą, apie apsčiai esamą šlovę. Vėliau Romiečiams laiške 11 skyriui sako, o Dievo turtų ir išminties ir pažinimo gelmė. Tai reiškia, kokie jo turtai, tikrieji turtai, kokie yra gilūs, neapriepiami, nepasiekiami, neišmatuojami. Sako, kad jo malonės turtai yra neišmatuojami, reiškiasi jo malonės apstumas, gausa yra neišmatuojama. Čia kalbama Efeziečiams laiške. Vėliau tam pačiam Efeziečiams laiške, Efeziečiams 3:8 sako Paulius, man visų šventųjų mažiausiai atiteko malonės skelbti pagonims nesuvokiamus Kristaus turtus. Tai reiškia, tai yra protų nesuvokiama ir nesuskaičiuojama. Tai, kas yra Kristus ir tai, ką Kristus, tai, kas yra iš tikrųjų Kristaus esmė, ką jis duoda. Ne pinigus ir ne palaiminimą ir ne aprūpinimą ir ne apstumą, bet pats Kristus. Jo šlovė, jo malonė, jo didybė, tai yra nesuvokiama, bet tai vadinama turtu, apstybė, gausa. Efeziečiams 3:16 sako, kad iš savo šlovės turtų duotų jums sustiprėti jo jėga, čia kalba Paulius ir meldžiasi, kad jisai, Dievas tą padarytų Efeziečiams. Sako, kad iš savo šlovės turtų duotų jums sustiprėti jo jėga per dvasinę
per dvasią vidinėme žmoguje. Čia jau pirmoji užuomina į tai, kad kažkodėl tai turtai visgi, kiek jūs bedarytumėt tokį biblinį tyrimą Naujajame testamente, jūs pamatysite, kad Dievas turto sąvoką jisai nukreipia į vidų. Jisai kalba apie turtus, kurie slypi dvasioje, o dvasia yra mumyse. Ir jisai sako, kad vidinėme žmoguje, kad yra turtai. Jis Efeziečiams laiško pradžioj Paulius kalba apie tai, kad mes turime turtus viduje, sako, kad yra Dievo palikimo šlovės turtai šventuosiuose. Tu matai, kad kalbama apie tai, kas yra jokiais būdais iš viso nekalbama, kas gali būti sukaupta išoriškai, kame mes galime vaikščioti čia pasaulyje kažkokioje apstybėje, kalbama apie vidų. Kažką mes tokio turime viduje dvasioje, kas yra nesuvokiama. Tiesiog tai yra neapriepiama, neapčiuopiama, nesuskaičiuojama ir tu gali kalbėt apie tai ir tu vis tiek neišsemsi tos temos. Kolosiečiams viena iš tų raktinių eilučių naujo kūrinio, Kolosiečiams 1:27 sako, Dievas panorėjo atskleisti jiems šventiesiems, mums vadinasi, kokie yra paslapties šlovės turtai skirti pagonims, būtent Kristus jumyse šlovės viltis. Šita mažytė atkarpa eilutės, kad Kristus mumyse yra šlovės viltis, tai yra turtas. Tai va tai, kas ir yra turtas, tai yra Kristus mumyse šlovės viltis. Šitas turtas neapgauna, kaip kad materialus turtas galėtų apgauti. Žinoti, kad Kristus tavyje, kad tu esi naujas kūrinys, kad tavo dvasioje yra įvykę kažkas naujo, kad tenai tavo dvasia sujungta kartu su Kristaus dvasia. Tai yra tikrasis turtas. Apie tai kalba laiškai Naujajame testamente. Kitas įdomus kampas yra tai, kad turtas yra dosnumas. Kad turtas nėra tai, ką tu turi, o turtas yra tai, ką tu su tuo sugebi padaryti. Apie tai korintiečiams šiek tiek užsimena Paulius, 2 korintiečiams 8:2 sako, nors dideli vargai išbandė apie bažnyčias, apie apylinkių kalbą, nors dideli vargai jas bandė, jos pasirodė kupinos džiaugsmo ir jų gilus skurdas išsiliejo ypatingo dosnumo turtais. Vadinasi, supriešina du žodžius, kalba, kad yra bažnyčios, bendruomenės, kurios buvo skurdžios, žiūrint išoriškai. Bet sako, tas skurdas, pasaulio akimi žiūrint, jisai išsiliejo turtais, o tas turtas pasireiškia per dosnumą. Čia panašiai kaip ta našlė, kuri atidavė viską, ką turėjo, galima būtų sakyti, pasaulio akimi žiūrint ubagė, bet ji buvo turtinga, nes ji sugebėjo išlieti savo dosnumą per tuos du skatikus. Taigi turtas yra ne tiek, kiek turi, o tiek, kiek atiduoda. Tai va tiek tu esi turtingas, tiek tas tavo dosnumas yra iš tikrųjų tikras. Taigi akivaizdu, kad tie turtai, apie kuriuos kalba Dievas, jeigu reikėtų apibrėžti į dvi kategorijas, Dievo turtai ir pasaulio turtai, Dievo turtai yra nepriepiami, jie yra neapgaulingi, tai jie tavęs neapgaus, jie niekur neįvilios, jie yra dvasioje ir tai yra mumyse. Ne kažkur tenai padėta danguje lentynoje ir tu tiesiog apie tai gali daug kalbėti, bet tai sudėta į mūsų dvasią. Ir mes, sekdami dvasia, o ne savo kūnais, ir ne akimis, ir ne norais, ne savo kūniškais troškimais, sekdami dvasia mes turim prieimą prie tų turtų, neapriepiamų turtų, kurie yra mūsų viduje. Jų neįmanoma suskaičiuoti, jų neįmanoma pavogti, jų neįmanoma blogai investuoti, jie yra apsaugoti absoliučiu draudimu amžiams. Tie dvasiniai turtai, tie tikrieji turtai, kurie yra viduje. Tuo tarpu, kita vertus pasaulio turtai, tai mes čia dabar kalbam apie viską, ką jūs įsivaizduojate, kas susijęs su pasaulio turtai, yra aprūpinimas, santaupos, kažkokios investicijos, mega, super, duper, tas, kas duoda superinį aprūpinimą, kelia gyvenimo kokybę. Tai, kas yra pasaulyje, apčiuopiami turtai, tai jie yra netikri. Pasižiūrėkit, ką rašo Paulius Timotijui.
1 Timotejaus 6 sako, šio amžiaus turtuoliams įsakyk, kad nesididžiuotų ir nesudėtų vilčių į netikrus turtus, bet į gyvąjį Dievą, kuris apsčiai visko mums duoda mūsų džiaugsmui. Ir jeigu įsigilini šitą eilutę, labai įdomus susipriešinimas, nes jisai sako visų pirma perspėja, kad turtai yra netikri, nors iš tikrųjų, gyvenant šiame pasaulyje, jie duoda tikrą, realų komfortą. Paulius ragina turtuolius nesudėti vilčių į netikrus turtus, nors šiaip čia prieštaringas teiginys, todėl kad turtai duoda tikrą, realų komfortą ir aprūpinimą šitame pasaulyje, bet vadinasi, tai, kas atrodo tikra, iš tikrųjų nėra tikra Dievo akyse. Bet, sako, sudėtų viltis vietoj to, kad dėję į turtus, jie sudėtų viltis į Dievą, kuris visko apsčiai duoda. Ir va šičia, įdomiausia yra tai, kad jis nepasako, kad nesudėk vilties į turtus, o verčiau į Dievą ir būk sotus. Jisai taip nesako, kad pasisotink, savo kriaukšlę duonos, kurią turi. Čia ne tame esmė. Dievas nėra skūpas. Čia nėra supriešinamas skurdas ir turtas. Tai reiškia, kad sudėsi viltis į netikrus turtus, tai būsi apsčiai turtingas, o sudėsi viltis į Dievą, tai būsi toksai skromnas, reiškiasi, kukliai gyvensi. Ne, Dievas viskuom apsčiai pasirūpins. Jisai sako, kuris apsčiai visko mums duoda mūsų džiaugsmui. Esmė yra tame, kad Dievas geriau žino, ko tau iš tikrųjų reikia. Nes turtai apgauna, jie tau sako, tau manęs reikia, tau daugiau reikia, tau tokios mašinos reikia ir tau reikia tokio buto arba namo, o gal 2 ir 3. O Dievas tuo tarpu iš tikro žino, ko tau reikia ir jisai duoda to apsčiai. Ir tada tau nieko netrūksta. Tad dar kartą sakau, Paulius ragina nesudėti vilčių į netikrus turtus, bet į Dievą. Ir jisai čia tą pasakydamas nesupriešina turtų su Dievu. Tai nereiškia, kad sudėjęs viltis į Dievą tu tapsi neturtingu. Tu tapsi turtingu. Ir apsčiai visko turėsi, bet tai, ko tau reiks, ir tai, kas tavęs neapgaus ir tavęs nepražudys. Ir dabar sugretinkime šalia to 1 Timotejaus 6:17 kitą eilutę, Jokūbo 5, 1 ir 2 eilutė. Pasižiūrėkite, kaip tai koksai ryškus pavyzdys. Sako, nagi dabar jūs, turtuoliai, verkite ir raudokite dėl jums artėjančių negandų. Jūsų turtai supuvę ir jūsų drabužiai kandžių sukapoti. Išoriškai taip nėra. Išoriškai turtai nepanašu, kad supuvę. Visas pasaulio auksas nepanašu, kad supuvęs. Dievas mato tikrą vaizdą su visom dimencijom. Jisai jį mato ir jisai mato, kad tai, kad iš tikrųjų, kad jo akyse tai yra žalingas, bevertis dalykas, kuris žmogų apgauna. Tuo tarpu, jeigu dar pasižiūrėsime atgal į Timotejaus eilutę, jisai netgi kalba apie netikrus turtus. Tai čia Jokūbas sako, jūsų turtai tiesiog supuvę drabužiai kandžių suėsti, tai reiškia, jums atrodo vienaip, o yra iš tikrųjų kitaip. O Paulius sako, kad tai netikri turtai. Kad tai, ką jūs matote, galite apčiuopti, jūsų brangus apriedai, viskas, tai yra netikra. Verčiau jūs nuo šito nukreipkite akis ir sudėkite viltis į gyvąjį Dievą. Pas jį turtai yra tikri. Tiesa, aš dar prisiminiau tą pačią bažnyčią, Laodikėjos bažnyčią. Iš Apreiškimo knygos Jėzus siunčia laišką 7 bažnyčioms, Laodikėjos bažnyčia yra paskutinė, kuriai siunčia. Ir sako taip, Laodikėjos bažnyčios angelui rašyk. Tai skelbia Amen, ištikimasis ir tikrasis liudytojas Dievo kūrinijos pradžia. Žinau tavo darbus, jog tu esi nei šaltas, nei karštas, o kad būtum arba šaltas, arba karštas. Tokia labai įdomi būsena bažnyčios, tai nei toks, nei toks. Ir kol kas mums dar neaišku, kokia priežastis yra to nei toks, nei toks.
Kodėl žmogus turėtų būti nei šaltas, nei karštas? Ir atsakymas toliau yra parašytas. Sako, kadangi esi drungnas, nei karštas, nei šaltas, aš išspjausiu tave iš savo burnos. Tugi sakai, čia tas garsusis, tugi sakai, aš esu turtingas ir pralobęs, ir nieko man nebereikia, o nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir nuogas. Žmonės, kurie visko turi, jiems nieko nebereikia ir nieko nebetrūksta, jie yra apsčiai aprūpinti, jie yra iš tikrųjų apsigavę. Juk Jėzus pasakė Morkaus Evangelijoje palyginime, jisai kalba apie turtų apgaulę, ne tik apie turtus, kurie užgožia sėklą žodžio. Jisai kalba apie tų turtų apgaulę, kad tai apgauna. Čia akivaizdžiai įrodymas, Laodikėjos bažnyčia buvo apsigavusi. Jie juk sakė, mes turtingi, o Jėzus sako, neturtingi jūs skurdžiai, neverta tai, ką jūs turit nieko, tai yra nevertingas dalykas, tai pražūtingas, tai jūs apgavęs dalykas. Jokūbo laiške patvirtinimas sako, jūsų turtai supuvę, drabužiai kandžių sukapoti. Suvokiam, kad čia ne apie tą pačią Laodikėjos bažnyčią, bet čia apie turtuolius, kurie apsigauna matydami savo apstumą ir kai jiems jau nieko nebetrūksta, kai jie yra sotus, apščiai visko turi, jų būklė širdies pasikeičia į drungnus. Va, kur ta apgaulė yra. Kai tau nieko nebetrūksta, tu nenori nieko siekti, tu tiesiog nori mėgautis tuom, ką tu turi sukaupęs, tu tampi nešaltas. Nešaltas, tu gali padėkoti Dievui, jau šlovė Dievui, viskas taip fainai man sekas, šlovė Dievui. Tu nesi šaltas. Tu gali būti diplomatiškai tavo nuomonė šiltas, bet Dievo akyse tu esi drungnas ir tu netinki niekam. Kai dirva netenka surumo, tu niekam netinki. Dievas nori, jis net burnoj negali laikyti, jis nori išspjauti. Ir Jėzus ką siūlo tada? Vat kokia Jėzaus alternatyva štai šitame laiške? Ką jisai sako? Sako, aš tau patariu, jis duoda patarimą, ačiū Dievui, nėra išeitis, nėra taip, kad nėra padėtis be išeities. Jis sako, aš tau patariu pirkti iš manęs išgryninto ugnyje aukso, kad praloptum, baltus drabužius, kad apsirengtum ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda, ir tepalo pasitepti akims, kad praregėtum. Jėzus sako, kad aš turiu tuos turtus, bet tu juos turi iš manęs gauti. Ne tą, kad tu savo rankomis susikaupi, užsidirbi ir sėdi patenkintas, tu turi tai gauti iš Jėzaus. Toliau Filipiečiams dar aš tokią vieną eilutę įterpsiu. Filipiečiams kalbama apie tai, kaip visi mūsų poreikiai gali būti aprūpinti iš Dievo turtų. Sako, mano Dievas patenkins visas jūsų reikmes iš savo šlovės turtų Kristuje Jėzuje. Mes iš tikrųjų galime gyventi taip, kad mums nieko netrūktų. Bet dėja, tai kaip yra dabartinis pasaulis visiškai perkreiptas ir visi standartai ir stereotipai yra perkreipti, kad tai, ką Dievas laikytų dabar aprūpinimu, apstumu, gausa, tai, kad Dievas laikytų dabar pasaulio standartais, tai būtų žemiau vidutinės ribos gyvenantis žmogus. Nes aš niekur nerandu Dievo žodyje, kad Dievas savo aprūpinimo standartus jisai trauktų prie pasaulio standartų. Aš to Dievo žodyje nematau. Ir todėl mūsų lūkesčiai neturėtų būti, kad Dievas aprūpins mus pagal pasaulio standartus. Tokio lūkesčio mes turėti neturėtumėm. Man pamoka buvo, kai mes darėm paskutinį renginį Uola. Vidury šventės prasidėjo, tai pirmą dieną išėjo puikiai, nuostabi, vakaras nuostabus. Antrai dienai atėjus, ryte pasidalino brolis Ramūnas Bartulis Dievo žodžiu nuostabiai ir vidury jo žodžio, čia buvo apie 10:11, mes iš tikrųjų žinojom, žmonės žinojo, kad artėja lyg ir škvalas numatomas, ten pranešimų visokių alertų buvo, bet kita vertus, mes įsitikinę, kad mes krikščionys neturi nieko būti.
Mūsų lūkesčiai yra, kad kažkas nebus, taškas, nepasiruošę lietui. Ir vidury Ramūno žodžio prasidėjo tokia audra, iš viso pradėjo pilt ne kaip iš kibiro, o kaip iš viso, iš 100 kibirų. Išsibėgiojo. Ir mano širdyje, ir tų, kurie kartu draugė organizavo su mumis širdyje, atsirado toksai kaip ir beveik gimstantis priekaištas, kad, Dieve, aš atsiprašau, ar neturėtų būti tavo aprūpinimas šitam renginiui, kad tu visą lietų patrauki šiai dienai nuo šitos teritorijos. Nes permirko viskas. Daiktai, rūbai, prekės, kas prekiavo, knygos buvo pardavinėjimas, viskas žliaugi. Ir atrodytų, Dieve, tai taip čia ne pagal, taip neturėtų būti. Bet kas blogiausia yra, kad tas kaip turėtų būti, mes pagal savo matymą nusimatėme. Jeigu Dievas aprūpins, tai turėtų atrodyti taip. 2 taškis. Nėra lietaus, nei per karštą, nei per šaltą. Vėjelis tobulas pučia. Kitur Lietuvoje galbūt kepina, bet čia turi būti tobulos sąlygos. Ir taip nebuvo. Ir kadangi mūsų lūkesčiai ir įsitikinimai buvo pagrįsti mūsų tai, ką mato akis, ir mes iš karto tai nurašėm, kad matyt, čia neaprūpino, netikėjimas ir dar kažkas panašaus. Bet kas įdomiausia, būtent šitas lietus, jis buvo reikalingas. Tas lietus žmonės suartino, visi pasislėpė po palapinėm, po stoginiam, visi vienas su kitu pradėjo labiau bendrauti. Mes pamatėme, kad atėjo tas momentas, kai mes turime neburbėti, o džiaugtis. Šlovinti Dievą nepaisant lietaus netgi. Sugalvojo nuostabiai išeiti vienas brolis iš Klaipėdos, kad mes visi prie scenos suvežtumėm savo automobilius ir iš savo bagažinio, atsidarę bagažinę, žiūrėtumėm, kas vyksta scenoje. Kad tai būtų toksai kaip amerikietiško lauko kino variantas, iš bagažinių stebimas festivalis. Tas inovatyvumas pasireiškė. Lietus paskui baigėsi, nors prognozės rodė, kad jisai turėjo vykti iki vakaro, aplinkiniuose rajonuose tikrai daug žalos pridarė, Kupiškyje vykusi renginį visiškai sugadino. Lietus baigėsi netikėtai ir tikrai antgamtiškai ir stebuklingai. Ir to lietaus buvimas dabar yra visiems išlikė širdyje kaip nuostabus prisiminimas. Nors jisai tuo metu, kai buvo, atrodė viskas renginiui yra galas. Nors jisai tik prasidėjo, bet jau mes jį ir turėsim pabaigti. Visos dienos, uolos, planuotų visų metų nebus. Bet paskui tikrai su tokia savikritiškai. Aš supratau, kad aš pripaišiau Dievui, kaip jisai turėtų pasirūpinti manimi. Aš jam nurodžiau, kad jeigu tu nori pasirūpinti manimi, tai turėtų atrodyti taip. Ir tada išdėsčiau sąlygas. Ir jeigu tavo pasirūpinimas netitiks mano numatytų sąlygų, tada tai nėra pasirūpinimas. Tuo metu, kai liūtis buvo pačiame įkarštyje, mintis atėjo į širdį, kad mes matyt turėjome netikėjimą, mes nesugebėjome pramelsti ir šitos mintis nukreipia mano žvilgsnį nuo to, kad o ką jeigu Dievas nori kažką parodyti, o jeigu čia jo žaismingas yra palaiminimas. Nes suma sumarum, jisai nepridarė jokios žalos, jisai žmonių širdyse sukėlė šypseną, kažkokį tai vidinį tokį adrenaliną, kai tu pradėjai, tu tikrai pajutai, tarsi vieną momentą tu buvai pastatytas į tą vietą, apie kurį mes visi girdime tik pamoksluose, kad krikščionis turi rasti išeitį iš bet kokių situacijų. Ir žodis turi būti skelbiamas bet kokiomis aplinkybėmis. Ir iš tikrųjų tas ir įvyko. Brolis Ramūnas ramiai nuėjo į vieną iš palapinių, atsirado ruporas galingas, atsistojo brolis Ramūnas, jam pridėjo ruporo mikrofoną, tą dalį, kuri išgarsina balsą, pridėjo prie jo lūpų, jis atsivertė savo užrašus ir baigė Dievo žodį galingai per ruporą. Atrodė taip, kaip tikriausiai atrodydavo prieš kokius kelis dešimtmečius, kai buvo skelbiama Evangelija iš gatvių. Ir tai viskas išėjo mums į gerą. Bet mano mintis, ką aš norėjau pasakyti, kad kai Dievas aprūpina, mes neturėtumėm to aprūpinimo lyginti su
savo lūkesčiais ir standartais, ir su pasaulio lūkesčiais ir standartais. Ir neturėtumėm pagal tuos lūkesčius ir standartus nuspręsti, kad čia Dievas rūpinasi, o čia jau matyt man pristigo tikėjimo, arba Dievas mane baudžia. Va tokie va dalykai. Nes jis yra davęs pažadą, kad nesirūpintumėm baziniais poreikiais, ką gerti, valgyti, gyvybę, kuom vilkėti. Sako, nesirūpinti baziniais poreikiais. Vadinasi, pagal pasaulio standartus tie baziniai poreikiai yra tiesiog ant išlikimo ribos. O Dievo akimis tai yra tau pakankama. Tai, ko tau reikia. Perspėjimas turtuoliams tęsiasi. Perspėjimų turtuoliams yra labai daug Naujajame testamente. Jėzus sako, iš tiesų sakau jums, Mato 11 skyriuje, iš tiesų sakau jums, turtingas sunkiai įeis į dangaus karalystę. Netgi prideda, kad žmonėms tai yra neįmanoma, bet Dievui viskas įmanoma. Kitoje eilutėje jisai pasako. Čia ta pati vieta, kur jisai kalba apie tai, kad geriau jau verčiau kupranugariu lengviau įlysti pro adatos skylutę, negu turtingam įeiti Dievo karalystę. Aš visą laiką galvodavau, kodėl tai žiauriai, ta prasme, o kum nusikalto tie turtuoliai. Jie nenusikalto, jie yra apgauti. Nes labai aiškiai yra pasakoma, tu nori įeiti Dievo karalystę, tu savo tikėjimą turi sudėti Dievą, į Jėzų Kristų. Tenai ant Jėzaus nėra užrašyta aukso veršis. Tai turtuolio vienas iš tų apgavimo taškų yra, kad jisai visą savo viltis, komfortą, džiaugsmą, jisai sudeda į turtus. Iš laiško Laodikėjai mes užuominą tokią gaunam, kad vadinasi toks žmogus tampa drungnas. Tai kaip jisai sudės visą savo tikėjimą, užsidegs dėl Kristaus, jeigu jisai turi tą naštą turtų. Ir aš tikrai parinkau žodis teisinga. Naštą turtų. Turtai tampa našta. Jeigu tu juos tik saugai, sau turi, jie yra tavo komforto garantas, tavo apsaugos garantas, tai yra tavo našta. Tu visur su jais turi eiti. Ir į Dievo karalystę tu jų pasimti negali. Dėl to, sako, turtingoms sunku bus eiti Dievo karalystę. Ir toliau perspėjimas toks, Jokūbas savo laiške dar rašė, tegul pažemintas brolis, tai neturtingas, giriasi savo išaukštinimu, o turtuolis savo pažeminimu, nes jis išnyks kaip lauko gėlė. Turtai nėra amžini, jie išnyks. Ir vėlgi prie Pauliaus tada laiško Timotiejui grįžtame kitą eilutę, 1 Timotiejus 6:9, sako, kas trokšta praturtėti, pakliūva į pagundimą ir į pinkles, bei į daugelį kvailų ir kenksmingų geidulių, kurie paskandina žmonės su gėdime ir pražūtyje. Čia dar viena užuomina, kodėlgi tie turtai yra siejami su apgaulė. Tu pasirenki turtus, tu pakliūni į kenksmingus geidulius ir jie turi jėgą paskandinti žmonės su gėdime ir pražūtyje. Kad mes neapsiriktumėme. Čia nėra tik gražų žodžiai, čia yra tikras, realus, nupieštas planas, kaip turtai paima žmogų. Jeigu tu nesuvaldai savo troškimo praturtėti, kuris kyla iš žmogaus širdies, tu pakliūni į pagundimą ir taip pat į pinklės, tai reiškia spąstai. Ir į daugelį visokių geidulių, kurie sukyla iš tos pačios širdies, kuri nežabojama yra. Ir visas šitas mechanizmas turi jėgą, jis nėra tik menamas, jis turi realią jėgą paskandinti žmonės su gėdime ir pražūtyje. Per ką paima turtų apgaulė? Nes faktas yra, kad tai yra pavojinga, faktas yra, kad perspėjimai turtuoliams yra, bet per kokį kanalą jį veikia? Per godumą. Žodžiu, yra toksai palyginimas, aš rekomenduoju visą skyrių skaityti kontekste šituo atveju, Luko 12 skyrių visą perskaityti, nes jame yra daug atkarpų, kurias mes linkę esame išimti iš Luko 12 skyriaus ir tiesiog cituoti kaip atskiras istorijas, nematydami bendro paveikslo. Nu tai žiūrėkime. Kalba Jėzus nuo 13 eilutės. Jėzui vienas iš minios tarė, mokytojau, liepk mano broliui pasidalyti su manimi palikimą. Ir Jėzus atsakė, žmogau,
Kasgi mane skyrė jūsų teisėjų ar dalytojų? Ir tarė jiems toliau, žiūrėkite, saugokitės ko? Godumo. Nes žmogaus gyvybė nepriklauso nuo jo turto gausos. Viską, ką mes prieš tai kalbėjome. Tai, kas pasaulio akimis atrodo, kad tai yra garantas, Jėzus sako, ne, tai nėra garantas. Žmogaus gyvybė nepriklauso nuo turto gausos. Iš karto po to jisai duoda palyginimą, iliustruodamas šitą pasakymą. Iš karto jisai duoda palyginimą, sako, vieno turtingo žmogaus laukai davė gausų derlių. Dievas nėra prieš gausų derlių. Jis nėra prieš dalykus tavo gyvenime. Jis nėra prieš tai, kad tu turi gerą atlyginimą. Šiais laikais ne visi yra žemdirbiai, kiti turi tiesiog gerus, labai gerai apmokamus darbus ir tas darbas davė tau gausų derlių. Tai nėra blogai, gausus derlius nėra blogai, bet tai, kas toliau vyksta, tai yra blogai. Tas žmogus, sako Jėzus, ėmė savo vieną svarstyti ir ką man dabar daryti, neturiu kur sukrauti derliaus. Galiausiai jis tarė, štai ką padarysiu, nugriausiu savo klojimus ir statysiuos didesnius, ir į juos sugabensiu visus savo javus ir visas gerybės. Tuomet sakysiu savo sielai, siela, tu turi daug gerybių sukrautų ilgiems metams, ilsėkis, valgyk, gerk ir linksminkis. Čia panašiai skamba kaip ta Laodikėjos bažnyčia, kuri tipo sako, aš turtinga, aš jau viską turiu, aš jau pilnai turiu, o Dievo akyse tai yra drungna, išspjauti tik tinkamą bažnyčią. Dievas tokiam žmogui, kuris taip nusprendė, tą turtą krauti ir į dar didesnius klonius, kas šiaip atrodytų gana logiškai iš pasaulio akių žiūrint, Dievas jam sako, kvaily, čia yra kvailas noras ir troškimas. Pamastyti apie dabar visus tos turtuolius, kurie sukrovė laiko savo milijardus, kaip pusė žmonių badauja pasaulyje. Tai ką Dievas apie juos sako? Mes juos vadiname pasaulio genijais, virtuozais, vizionieriais. Dievas juos vadina kvailiais. Kvaily, dar šiąnakt bus pareikalauta tavo sielos. Kamgi atiteks, ką susikroviai? Taip yra tam, kuris krauna turtus savo, bet nesirūpina tapti turtingas pas Dievą. Raktinis žodis krauna turtus savo. Ne Dievo karalystiai, o savo. Savo. Nes juk Dievas pasakė, aš tavim pasirūpinsiu. Jisai žino, ko tau reikia ir jisai duos, ko tau reikia, o ne tai, ko tu nuolatos trokšti. Bet čia dar ne viskas. Čia dar ne viskas. Toliau, kas vyksta, tai mane sukrėtė, kai sakau, jeigu paskaitytumėm šitą visą skyrių kontekste. Taigi pirmą jisai pakalba apie šitą žmogų, kuris krauna turtus savo, o ne į Dievo karalystę. Toliau iš karto jisai sako būtent tą palyginimą, kurį mes praeitą kartą, ne palyginimą, o tokį paraginimą, kurį praeitą kartą išnagrinėjom, kur kalbama, sako, nesirūpinkite savo gyvybę, ką valgysite, ne kūnų, ką vilkėsite, ir toliau jisai išdėsto, kaip Dievas rūpinasi varnais, kaip rūpinasi lauko gėlėmis, ir kad sako, jisai jumis pasirūpins. Jisai vėlgi užbaigė tais pačiais žodžiais, visų tų dalykų ieško šio pasaulio pagonys, o jūsų tėvas žino, kad viso to jums reikia. Ir tada sako, verčiau ieškokite jo karalystės, o visa tai bus jums pridėta. Ir dar ne viskas. Toliau, nebijok mažoji kaimenė, jūsų tėvas panorėjo duoti jums karalystę. Tai dabar žiūrėkite, kaip įdomu. Jisai sako, neieškoti visų tų turtų. Tai reiškia, sako, nekraukite tų turtų savo, nekraukite. Bet koksai kuriozas, sekančiai eilutei sako, bet jūs nebijokite, jums panorėjo atiduoti visą karalystę. Ir tada tau pradeda atrodyti, tai palauk. Tai žodžiu, tu sakai, kad jokiais būdais nekrauti, neapstėti, negausėti čia pasaulyje, bet Dievas visgi panoro atiduoti karalystę, sako, nebijok. Ir tada ateina radikalus žodis, sekantis žodis, o šito tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę, sekantis žodis yra parduokite. Parduokite savo turtą
ir aukokite gailestingumo aukas. Įsitaisykite savo piniginių, kurios nesusidėvi, kraukite nenykstantį turtą danguje, kur joks vagis neprieina ir kandis nesuėda, nes kur jūsų turtas, ten ir jūsų širdis. Nerealiai. Jėzus pasakė, jūs gausite savo karalystę. Žodis karalystė ne šiaip savo kažkoksai tai nuvalkiotas. Tai yra, mums tai turėtų asocijuoti su viskuo, su valdžia, su aprūpinimu, su viskuo. Tu jau atitekstau tai, jau virš to nebėra jau. Tai yra maks, ką tu gali gauti mažoji kaimenė. Ir palyginus su tuo, ką darė prieš tai žmogus, kuris gavo tiesiog išdavo to, kaip čia pasakyti, jis gavo simptomą Dievo aprūpinimo, tai reiškia gausų derlių. Čia net ne pati dar karalystė, tai tiesiog gausus derlius. Ir jisai jį nusprendė tą derlių krauti, ne Dievo paties ieškoti davėjo, o derlių krauti. Ir čia priešingybė sako, bet kai jūs gausite tikrą karalystę, jūs negalvokite apie tai, kaip krauti, o galvokite apie tai, kaip atiduoti. Vadinasi, jūs gaunate karalystę ir jūs ją atiduodat. Tai vad gaunate savo, atiduodate į išorę. Dvasioje gaunate visą karalystę ir viską čia šitam pasaulyje atiduodate. O dabar kalbant apie kontekstą, ir šitas turėtų mus, bent jeigu neišgazdinti, tai bent jau duoti mums suklusti. Sekanti eilutė po viso šito grožio, kad Dievas panoro jums atiduoti karalystę, nesustokite ties ja. Todėl, kad toliau yra štai kas parašyta, tebūna jūsų strėnos sujuostos ir žiburiai uždegti. Ir būkite panašus į žmonės, kurie laukia savo šeimininko grįžtančio iš vestuvių, kad kai tik jis parvyks ir pasibels, to jau atidarytų. Palaiminti tie tarnai, kuriuos sugrįžę šeimininkas ras budinčius, iš tiesų sakau jums, jis susodins juos prie stalo ir priėjęs patarnaus jiems. Labai įdomu, kad pradėjęs kalbėti apie godumą žmogaus, apie čia viskas vyksta tuo metu, kai tie žmonės paprašė jo, kad jisai padėtų jiems pasidalinti gautą palikimą, čia žemiškus turtus. Tada jis išdėsto visą pamokymą apie tai, kad tikrieji turtai yra ne čia žemėje, kad tai pražūtis. Sako, tą karalystę, kuri jums atiduota, jūs ją parduokit visus turtus, nes Tėvas jums panoro karalystę atiduoti. Ir toliau jisai kalba apie budėjimą. Jisai kalba apie tai, kad reikia laukti sugrįžtančio šeimininko ir būti gerų ūkvedžių. Nes toliau Petras paklausė, sako, viešpatie, ar tu šį palyginimą apie tą budėjimą, kad susijuosia laukia šeimininko, sako, ar tu šį palyginimą sakai mums ar visiems? Ir viešpats atsakė, kas yra ištikimas ir sumanus ūkvedys, kurį šeimininkas paskirs vadovauti šeimynai ir deramų laiku duoti jiems skirtą maisto dalį. Palaimintas tarnas, kurį sugrįžęs šeimininkas ras taip darantį. Sakau jums tiesą, sako Jėzus, jis paskirs jį valdyti visų savo turtų. Bet jeigu anas tarnas tartų savo širdyje, mano šeimininkas neskuba sugrįžti ir imtų mušti tarnus bei tarnaitis, valgyti, gerti ir girtuokliauti, tai to tarno šeimininkas sugrįž tą dieną, kai jis tada nelaukia. Ir tą valandą, kurią jis nesitikė. Jis perskirs jį pusiau ir paskirs jam dalį su neištikimaisiais. Ir toliau kalbam apie dviejų tipų tarnus, apie tą, kuris žino šeimininko valią ir jos nevykdo. Ir apie tą, kuris nežino šeimininko valios ir tiesiog neteisingai elgėsi. Tas, kuris žino, jisai bus stipriau nuplaktas už tą, kuris nežino. Nes sako, kam daug duota, iš to bus daug pareikalauta. Viso šito skyriaus kontekstas yra, tiksliau šito sugrįžimo Jėzaus kontekstas yra prieš tai irgi duoti palyginimai apie aprūpinimą, apie tikruosius turtus ir apie Dievo karalystę. Kad mes išmoktumėm nebeatskirti skaitydami. Sustojam, atrodo baigėsi mintis, sustojam,
o likusią skyriaus dalį perskaitysime po savaitės. Ir tada nebepamatome konteksto. Bet čia aiškiai yra parodyta, kad tavo teisingas požiūris į turtą, tavo teisingas nusistatymas į aprūpinimą, visi šitie dalykai susiję yra su tavo budėjimu ir laukimo sugrįžtančio Jėzaus. Jeigu Jėzus paėmęs, tarkim, Laodikėjos bažnyčią, jeigu jinai dabar dar vis būtų, ir jeigu Jėzus sugrįžtų anksčiau negu ta Laodikėjos bažnyčia su savo turtais susitvarkytų tinkamai, tai jiems viskas, jie nebebus, jisai juos perspėjo, jis sako, aš išspjausiu jūs iš savo burnos. Mums galėjo tas pats, mes turime būti teisingi ūkvedžiai to, ką Dievas mums patikėjo. Čia net neina kalba apie jokius turtus. Su turtais Dievas aiškiai pasakė, ką jisai nori, kad mes darytumėm. Parduokite ir įsigykite piniginės, kurios nedyla ir neyra, ir jisai sako, stenkitės praturtėti ne šitame pasaulyje, o pas Dievą. Ieškokite pirmiau Dievo karalystės. Jisai tikrai aiškiai iškomunikavo tai, ką jisai nori, kad mes darytumėm su pasaulio gerybėmis. Kad mes nepaimtumėm kitos kokios nors eilutės ir iš jos išpūstumėm visą sėkmės evangeliją ir aprūpinimo, kad mums priklauso kolonos ir marmurinės sienos, mums priklauso. Panašu iš to, kaip Jėzus klauso, kad mums priklauso, jo, Tėvas panorėjo atiduoti karalystę, bet jos pasireiškimas šitame fizinėme gyvenime, šitoje realioje žemiškoje kelionėje, jos pasireiškimas yra dosnumas. Ne kaupimas, o dosnumas. Taigi dar kartą reziumuoju, per ką žmogų paima turtų apgaulė. Kas yra tas kabliukas, už kurio užsikabina? Tai godumas. Godumas tai yra troškimas turėti daugiau, ypač turto. Tai toks yra jo apibrėžimas graikų kalboje. Troškimas turėti daugiau ir nepasisotinti tuo, ką turi. Tai yra godumas. Dabar kaip apsisaugoti nuo godumo, kad mūsų dirvoje nebūtų šitos turtų apgaulės, kad šito dalyko dirvoje nebūtų. Tai pirmiausia, aišku, ugdyti dosnumą. Tai būti davėju, nekaupti, nepasiglemžti. Yra daug istorijų apie tai, kaip krikščionis, ir aš ne vieną žinau asmenį, kad taip darė. Krikščionis, ypač Amerikai, kai visas tas mechanizmas labai puikiai duoda galimybę šiaip tai pralobti krikščionims, net nesiekiant pralobimą. Gera žinia iš Dievo užrašyta ant popieriaus sudėta į gerą knygą gali tapti bestselleriu. Tu gali iš knygų, jeigu tu jų nedalinėjo, tiesiog, tarkim, pardavinėjai, tu gali tikrai užsidirbti. Ir yra taip, daugelis žinių pamokslininkų taip ir patyrė tokį praturtėjimą. Ir aš žinau ne vieną pamokslininką, kurie gausėjant jų pelnui iš pardavimo knygų, jie gausino savo dešimtinę. Tai šiaip visi dažniausiai sako, 10% ir viskas. Tai jie darė kitaip. Jie pradėjo nuo 10%, 10 atiduodavo, 90 pasilikdavo, paskui 20 atiduodavo, 80 pasilikdavo. Ir priėjo prie to taško, kur jie atiduoda 90%, 10 pasilieka ir jiems to užtenka. Tas apstumas ir gausa, palaiminimas, kurį Dievo žodis užrašytas, įgautas apreiškimas, pamokymai užrašyti ant popieriaus, sudėti knygą, tapus bestselleriu, tas pelnas iš to kilęs, jis nėra nuodėmingas. Nuodėminga būtų tai, ką tu su juo darai. Jie pasirinko tą visą pelną tiesiog atiduoti. Jie nepasirinko dovanoti knygas, jie pamatė, kad yra protinga gauti pelną ir tada jį investuoti į Dievo karalystės darbus. Antras pasipriešinimas godumui, vienas iš būdų, tai yra praktikuoti susivaldymą. Susivaldymas yra vienas iš dvasios vaisių. Tai yra tas, ką mes iš tikrųjų turėtumėm justi ir praktikuoti juntamai kiekvieną dieną. Yra daugybė dalykų, kurie mus dienos eigoje ragina
nusipirk, paimk, suvalgyk, va tu šito nori, dabar, čia ir dabar, ne rytoj, ne poryt, aš dabar noriu, sėsiu į mašiną, važiuosiu, nusipirksiu, būtent šitą pasigaminsiu, visus darbus į šoną padėsiu, kad patenkinti tą troškimą. Tai vat, kad to nebūtų, mes turime praktikuoti susivaldymą. Trečias, saugoti savo širdį, nes godumas kyla iš vidaus, iš širdies, ne išoriškai, o iš vidaus. Jėzus sakė Morkaus 7 skyriuje, sako, atsimenat, kai kalbama buvo apie tai, kas ar suteršia labiau iš išorės ar iš vidaus. Tai sako, žmogus suteršia tai, kas iš jo išeina, iš vidaus. Iš žmonių širdies išeina pikti sumanimai, svetimavimai, paleistuvystės, vagystės, žmogžudystės, godumas, piktumas, klasta ir taip toliau, nesusilaikymas. 4. Godumą, tai yra troškimą turėti daugiau nei reikia, jį reikia marinti. Kolosiečiams 3 skyrius sako, numarinkite tuos savo narius, kurie yra žemėje. Palaidumą, netyrumą, aistringumą, piktą pageidimą, taip pat godumą, kuris yra stabmeldystė. Šitą eilutę perskaičius man kilo mintis, mums reikia marinti, pasirodo, ne tik godumą, bet ir palaidumą, vadinasi, jisai vis nuolatos nori išlysti, ir netyrumą, aistringumą, piktą pageidimą, tai reikia marinti ir Paulius tai rašo krikščionims, ne pasauliečiams, o krikščionims. Pasauliečiams jis nesakytų marinti, jis sakytų reikia iš naujo gimti. O čia rašo krikščionims, marinkite. Galbūt čia verta susimastyti. Didelė grupė krikščionių, galbūt aš beveik pavadinčiau tai hipermalonės atstovai, jie kalba apie tai, kad Kristus yra numiręs už nuodėmes, ne tik kurias padarai, bet ir padarys ateityje, kas yra iš tikrųjų nėra melas. Tačiau kaip prieinama prie šito teiginio savo gyvenime, asmeninėme? Vieni prieina su dėkingumu ir jie vis tiek siekia šventumo. Tai reiškia, kad tu, taip būtent ką dabar Paulius ir rašo Kolosiečiams laiške, kreipdamasis į krikščionis. Jisai kalba apie marinimą tam tikrų gyvenimo įpročių, pageidimų, aistrų, jis kalba apie marinimą. Tai nereiškia, kad o dabar aš gyvensiu kaip norėsiu. Todėl, kad už viską man yra atleista į priekį, atgal, aš nieko negaliu padaryti tokio blogo, kad mane Kristus mylėtų mažiau. Ir tai nėra melas. Jisai pasakė, kad jis, jeigu jau pamilo, jeigu jau atidavė Kristų, tai viską atiduos kartu su juo. Tačiau kam tada Pauliui reikia rašyti, kam reikia Jonui rašyti ir Petrui rašyti, kalbėti apie mūsų vidinį procesą, apie šventėjimą. Kam jam tada reikia tą rašyti, jeigu viskas atleista, Jėzus už viską numirė, o dabar mums tai reikia, būti tais paveldėtojais čia žemėje ir viskas. Iš vienos pusės sakant yra taip, karaliaus vaikams nedera šitie dalykai. Tiesiog nedera nei godumas, nei paleistuvystė, nei piktas pageidimas, galima sakyti iš tos pusės. Nuo to tu netapsi ne karaliaus vaiku, nes jeigu jau gimiai iš naujo ir tu esi karaliaus vaikas, tai esi karaliaus vaikas. Tačiau iš kitos pusės kalbant, tai yra perspėjimas. Perspėjimas krikščionims, kad mes esame ne iš vienos dalies, iš 3 dalių. Viena iš tų dalių yra pilnai atpirkta, tai dvasia mūsų, užantspauduota. Siela tuo tarpu yra tampoma tarp kūno geismų ir tarp to, kaip sako, diktuoja dvasia. Ir Paulius sako, kad mums reikia marinti tam tikrus dalykus, kurie ateina ir bando tą sielą suviliot, kad jinai nuspręstų padaryti kažką savo kūnu, kažkokį neteisingą dalyką. Tu darai ir tu tiesiog džiaugiesi savo laisvę, galėdamas daryti tai, ką tu nori. Nuodėmiauti galima, arba nieko iš viso nuodėmės nebeliko, arba iš viso šventumo siekti nereikia, nes mes jau dabar esam šventi. Aš nemanau, kad būtų daug tokių, labiau gal čia kraštutinis požiūris. Tačiau atkreipkime dėmesį tai Paulius, Petras, Jonas, kalbėdamas apie šventumą, apie visus tos dvasios vaisius, apie susivaldymą, jisai kalba krikščionims, naujiems kūriniams, gimusiems iš aukšto.
Godumas yra netikrų mokytojų varomoji jėga, sako 2 Petro 2:3. Iš godumo jie išnaudos jūs suktais žodžiais, bet nuo seno jų laukia pasmerkimas ir jų pražūtis nesnaudžia. Jisai kalba apie netikrus mokytojus, kurie kaip vilkai slinks į kaimenę ir jie jūs pavergs, netikrom erezijom apgaus, suvedžios. Ir jie tą daro iš godumo. Tai vad godumas juose nenumarintas, jisai išauga į tai, kad tu jau pradedi kitus žmonės apgaudinėti, kad tu pasipelnytum, kad tu gautum va tą daugiau nei tau reikia, kad tu susikrautum savo turtus. Turtų apgaulė. Tokie žmonės apsigauna patys. Jie ne kitus apgauna. Jie kitus irgi apgauna, bet jie apsigauna patys. Ir labai dažnai tie, kas yra jų apgaunami, patys apsigauna dėl tos pačios priežasties, dėl godumo. Televangelistai Amerikoje, taip vadinami krikščionys, kurie televizijos platformose garsiai rėkia iš televizijos ekranų. Jie sako, aš gaunu žodį iš Dievo, tokį ir tokia psalmė, toks ir toks, todėl jūs, jeigu psalmė yra 100, dėl to dabar jūs visi šią sekundę griebkite ir aukokite po $100. Ir jums Dievas atiduos 100 ir jūs įsivaizduojate, koks tai turtas. Ir jie ant to žmonės apgauna. Žmogus, kuris netrokšta 100 gauti atgal nuo savo paaukojimo, jis ir neaukos. Jis man nereikia, aš geriau duosiu vargšui, iš kurio aš žinau, kad Dievas ten nepadaugins 100, bet tai bus mano dosnumas tam vargšui. Tai jisai praeis pro vargšą, bet jisai ieškos vietų, kur va toks kabutėse tikėjimas yra užgrūdintas, kad tu čia investavęs tikrai gausi atgal. Tai yra sugedusi, supūvusi schema. Nes tai apsigauna pats duodantysis, apgaudinėja ir jau senai yra suviniotas prašantysis, tas, kuris rėkia iš televizijos ekrano su auksiniais laikrodžiais ir išdžiustytais visiškai neskoningais kostiumais. Čia visi yra apgauti. Ir jie realiai, jie yra va tie kvailiai, apie kurias Dievas sako, kvailiai, dar šią naktį bus pareikalauta tavo sielos. Patarlių 28:16 štai ką kalba. Kas nekenčia godumo, prailgins savo dienas. Padarom atvirkštinį dalyką, tai reiškiasi. Kas myli godumą, kas nori tenkinti savo troškimą turėti daugiau, tas sutrumpins savo dienas. Taigi viską užbaigiant, kame yra ta turtų apgaulė? Tai turtai šio pasaulio akimis atrodo gražiai, jie žada komfortą. Jie atrodo nekenkia, o tik padeda. Viskas tai yra palaiminimas, žiūrint iš pasaulio standartų. Bet apgauna turtai tuo, kad ateina momentas, kai žmogus nebepajunta, kad jam to nereikia. Nes dar kartą išgirskit, jie nėra akivaizdžiai baisus dalykas. Turtai yra patrauklus akiai. Jie malonus yra, tai net neša tau nepasitenkinimo, tai atneša tau pasitenkinimą fizinį. Tu gali patenkinti bet kokius savo geidulius ar troškimus. Tai tau duoda tą, tikrai pasitenkinimo jausmą. Bet jisai, žmogus, tame jis labai greitai yra suvystomas tose pinklėse ir nebejunta, kad jam to nereikia. Jisai galvoja jau, kad jam to reikia, bet jam to nebereikia. Ir tie turtai akims pradeda diktuoti, kad tu turi mane įsigyti. Kokios reklamos rodomos yra per visas įmanomas platformas. Turtingų, sėkmingų, kvapnių, iščiustintų žmonių ir tau atrodo, aš turiu tai įsigyti. Tai yra standartas. O Dievas tuo tarpu žiūri ir sako, kvailiai, supuvę, drapanos, skarmalai. Ir kai žmogus paklūsta tam geismui, akių tam geismui, kuris diktuoja, kad tu turi mane įsigyti, aš geresnis negu tą, ką tu turi, tai žmogus ima tai įsigyti ir jisai kaupia daugiau nei reikia. Turtai apgauna šitais tuščiais pažadais, jie sako, aš padarysiu, kad tu jaustumais ir tu būtum daug geresnis. Ir jie apgauna šitais tuščiais
pažadais. Jie įtraukia žmogų, tuos turtus laikyti savo. Kaip Jėzus sako, bet toks buvo pražūties priežastis to ūkininko, kuriam tai pasisekė su derliumi, nes jis nusprendė juos pasilaikyti savo. Ir galiausiai pabaigai aš pasakysiu štai ką. Yra toks išsireiškimas, tu gali būti arba upė, arba pelkė. Geriau tu būk upė, per kurį praeina milijonai, bet tu pas savo nieko nepasilaikai, bet pro tavo rankas praeina milijonai. Tai tu milijonierius. Tu turtuolis Dievo akyse, nors pasaulio standartais tu turėjai, bet nebeturi. Gauni ir nebeturi. Pasaulio standartais tu kvailys, bet Dievo akyse tu esi dosnus. Tu esi turtingas, nes tu esi dosnus. Pelkė tuo tarpu yra, kai tu gauni ir iš tavęs nieks neišteka. Ir ta pelkė rūksta, platėja, kaupiasi, ten atsiranda visokių nereikalingų gyvių, ten pasidaro baisiai nemalonu būti. Tai vat, kad mes būtumėm ne pelkės, o iš tikrųjų davėjai. Kad mes turtingi būtumėm ne pasaulio turtais ir santaupom ir planu B, C, D, E, o kad mes būtumėm turtingi dosnumu. O tokia siekiamybė, kad būtų krikščionių. Dosnumu vienas kitam, dosnumu parodyti skurstančiam pasaulyje, tiesiog dosnus, kad krikščionis būtų dosnus. Ir nors Lietuvoje nesakau, kad visi yra nedosnus krikščionis, bet labai vangiai tas dosnumas pasireiškia iš tikrųjų. Deja. Aš tą taikau ir savo tiesą. Norėtųsi, kad mes būtumėm dar dosnesni, kad tas dosnumas išsilietų taip plačiai, kad tai būtų plačiausios upės. Būkite pilnai palaiminti.